Nu ką, chebryte, dar keli nauji nariai. Tai yra Kastytis V, Gabrius, Tautvydas Grajauskas ir Sigis Sigučia. Tai ačiū labai, beje, keli rošėjai iš šitų žmonių, tai žiauriai dėkui, kad paremėt kanalą. O mes ką, keliamės į naują Babylą epizodą. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Gruodžio 1, Kalėdos artėja ir sugalvojau padaryti tokį kaip ir šventinį epizodą. Tai žodžiu, chebryte, jau senokai norėjau padaryti, bet ir keli iš jūsų netgi rašė, tai kągi aš tau taip labai jau norėjau čia padaryti, tai su pigiausiu pulverizatoriu bei pigiausiu laku nulakuoti, nudažyti detalę. Pažiūrėsim, kaip mums gaunasi, ar vertas pinigų, ar verta pirkti tokį, ar geriau su flakonais jau dažyti, ne? Tai vat, jo. Pasižiūrėsim, kas gausis, turiu porą dalių, susiruošim dalis ir tada eisim į kamerą. Daugiau, blėt, nieko nedažys, tik tas dalis, tai šiek tiek minuso. Nu, bet jeigu gražiai nusidažys, bent jau žinosim, ar verta, ar neverta. Tai pradedam galbūt nuo pulverizatoriaus. Glosinis 1.3 HVLP pulvikas, galim pasižiūrėti iš tikrųjų, kas čia yra, dar nebuvau atidarinėjęs. Tai šiaip, chebra, prisipažinsiu, niekad gyvenime nesu dažęs su tokiu pigiu pulverizatoriu. Mano pats pirmasis pulverizatorius buvo irgi glosinis, bet jau prie vidutinės klasės, sakykime, pulverizatorių, gal 100 kainavo, gal daugiau biškelį, bet su tokiais pigiais niekad gyvenime nesu dažęs. Tai padarom šiokį tokį galbūt unboxingą, pasižiūrim, kasgi čia mum įeina į juos. Tai dėžutė, accessory kit, raktelis, kas čia, ble, dar, filtriukas, šitie filtriukai, nahu nereikalingi, šepetėlis valyt, okei, biškį įdėta, žiūrim toliau, kas čia yra. Instrukcija, neįdomu, bakelis. Šiaip dabar su pūlikais, tai blėt kaip su iPhone'ais, hebra, lygiai ta pati huinė, perki pūliką už štuką eurų ir tu net negauni bakelio, kaip iPhone'ą perki, negauni blokelio. What the fuck is going on? Už 20 eurų perki pulviką, gauni bakelį. Už štuką eurų perki bibičiul. Ir nežinau, kodėl taip yra, parašykit komentaruose, kas čia per nesąmonę. Gerai, pats pūlikas, išplėšiu negražiai. Šiaip, hebra, eigoj video bus staigmena, dovana, tai pasižiūrėsim, ką aš čia prigalvojau, primastę Babylą. Nu ir pūlikas. Tai jau kalbėjau praeituose epizoduose su pulverizatoriais, kad nereikia jų reguliuoti, ne? Tai šį aš jau manau reikės, pabandysime mes pasipūsti prie jūsų. 1.3 galva, bet man tai čia aš sakyčiau daugiau negu 1.3. Visas, blėt, išteptas silikonų. Ir kas čia dar daugiau nieko turbūt nėra, ne? Viskas, daugiau nieko nėra. Tai va, tai turim pulviką, prisisuksiu manometrą, prisisuksiu bakelį, pabandysim pasipūsti, bet dabar mums reikia pasiruošti dalis. Tai pasižiūrim, ką aš turiu pasiruošęs dalių. Tai turiu kelias dalis, hebra, pasiruošęs šrot, nes labai neapsikraut, nes nenoriu daug dažų maišyti, ne? Ir daug lako, kam? Tai mums pilnai užteks 2 dalių susidaryti nuomonę. Ar geras dalykas ar ne, ar apsimoka ar ne. Tai pasiėmiau 2 dalis. Kapotas ir sparnas. Čia buvusių mašinų išmetimui dalis, tai galime jas čia pasiruošti dažymui. Tai dabar mes jas pasiruošim su 800 susišiaušiam, imsim sidabrą, kad matytųsi, kas per dvižuchą vyksta 100%. Nes kai sparną, man atrodo, su flakonais dažėm, tai buvo žmonių, kodėl būtent solidžią spalvą. Nu, tai faktas, kad solidi spalva yra lengviausia, čia ne metalikai. Tai dabar mes pabandysim su metalikais. Jo. Nors šiaip šitas kapotas jau išmestas, daug dalių, sparnas va irgi išmestas, bet kai darai va tokius va projektus, tai čia palyginus auksinės vertės dalis, ble. Dėl to, hebra, nieks neapsiminėja projektų daryti. Nes tu realiai, kai, sakykime, deiliui iš roto, tu niekada gyvenime nedarytum, perki tiesiog kitą dalį ir viskas. Bet dėja, šitiem lavoniukam, blėt, nėra ką pirkti. Ir turi kurva gimdyti. Ok, ir sparniukas. Sparniukas, kodėl mes jį, blėt, iš vis keitėm? Rūdis. Aha, nu jo, iš vidaus normaliai, šis papūvęs. I'm ready for a good time.
Filmuoji? Filmuoju. Žodžiu, hebrytė, gerai, persimetam. Jibanai varot. Persimetam šitą kaip jisai manometrą. Opa. Dabar dažus naudosiu tiesiog likučius, tikrai nemaišysiu hebra specialiai, ten kažkokio tai spalvos kodo, tai turiu čia kažkokių tai sidabrinių LI7W Audi sidabriukas. Tai pabandysim pasipūst. Nežinau, čia labai daug metų šitiem dažiukam, bet turėtų viskas galbūt gerai, skidiklis nebijo laiko. Tai va, tai su dažais viskas jasna. Lakas dabar. Tai su laku gal paskui prieisim, ne? Kai nusidažysiu jau. Tai dažysiu hebra taip, kaip ir dažau visada. Tai sparnas bus vertikalioje būsenoje, jo, o kapotas bus horizontaliai. Pažiūrėsim, kas ten mums gausis nusidažyti. Ar gausis ar ne, šiaip man pačiam, sakau, žiauriai įdomu, nes niekad gyvenime nesu bandęs pūliko. Tai dabar apie dovanas. Atiduosiu šitą pulverizatorių ir šitą laką, kas liks. Tai liks daug, bet pūliką ir laką atiduosiu. Parašykit komentaruose, belė ką, vienam iš komentatorių žodžiu atiduosiu. Jeigu nenorit laimėti ir žinot, kad nepasimsit, tai parašykit po komentarą, jeigu komentuojat, kad nenoriu. Jo. Tai vienam iš jūsų atiduosiu tiek šitą reikalą. Šiaip būtų visai gal prikolas, paliksiu aprašyme numerį ir belė kuriam elektrienų paštomate būtų visai gal ir faina, galbūt kažkas kažką norėtų atsiųsti, galbūt kažkokį kalėdinį video, unpackingą, galbūt kažką pasibandyti. Tai jeigu kažkas norėtų irgi kažką padovanoti atsiųsti, tai sakau, paliksiu numerį aprašyme ir į bilė kurį elektrienų paštomatą gali drąsiai atsiųsti. Tai per video tikrai pasižiūrėsim ir paminėsiu ir jo. Tai va, tai su pulviku, okei. Tai gerai. Biški mes jį dar prapūsim su skiedikliu. Taip, bakelis. Nuliovas bakelis. Nu, šiaip sunkokas ganėtinai, bet nepasakyčiau, kad jisai sunkesnis negu Satos, pavyzdžiui. Nu, negu Devilbis tai sunkesnis, bet negu Satos nepasakyčiau, kad labai jau sunkesnis. Gerai, užverbžiam. Tai ką dabar turim? Turim manometrą, turim bakelį. Manometras irgi hebra daug nekainuoja. Pigiausia, realiai gali pasimti ir viskas. Tai pūlikas yra realiai ready. Blet. Jo, kaip ir minėjau, galim pabandyti įsipilt biškį skiedalo. Praplaut, nes jis čia suteptas, šiaip neturėtų būti šitas tepalas su silikonu, bet kad paskui mums čia fintų nebūtų, biškį mes jį prasiplaunam labai lengvai. Bats. Tai dabar jau bandysim hebra ant popieriaus lapo kameroj, jaučiu reikės reguliuotis jį, nes dabar didžiausias reikalas su šitais pigiaiskais kinetukais, esmė to, kad skaidimas nebus jos smulkus, ne? Tai mes norim kuo įmanoma, kad mums smulkiau skaidytų. Tai bandysim jau reguliavimo būdu jį privesti prie kažkokio tai smulkaus skaidimo. Nes jaučiu jisai drėps, čia toks biški tvorų pūlikas. 1.3, nors ir 1.3, bet vis tiek jisai biški toksai, žinai, papūst kažką. Ok, pūlikas paruoštas. Dabar dažai, jo, sakau, kaip ir nieko ypatingo. Tai susimaišau dažus ir apie laką paskui gal pakalbėsim. Tai susitinkam kamerą jau prie detalių ir pabandysim pasiputeliot. 2-3 abarotai. Manęs buvo kažkas paklausęs, kokius tu naudoji purškiklius antisilikonui. Tai hebra nenaudoju, aš jokių purškiklių, vieną skudurą susišlapinu, o su kitu nusausinu. Tai su šlapiu skuduru praeinu visą detalę ir tada tiesiog nusausinu. Tai man tai toksai būdas pats atrodo geriausias. Nes su tuo purškiamu vis tiek man būdavo šitų silikono akučių išmesdavo. O tokiu būdu ne. Viskas gražiai nusiriebalina. Bent jau dažniausiai. Gerai, hebra, viskas, dažymas yra paruoštas. Tai turime pūliką paruoštą jau dažymui. Tai dabar žiūrėkit, hebra, iškart pirmas dalykas, kuom skiriasi, sakykime, premium klasės pulverizatoriai ir pigiausi. Daug daugiau suvalgys oro ir daug didesnio reikės slėgio. Tai kai, sakykime, su paprastais pulvikais geraisiais iki 2 barų apie, čia jau virš 2,5, dar daugiau galbūt, nežinau, žiūrėsim. Tai dabar yra pilnai atidarytas pūlikas, viskas yra full open.
Pradedam nuo 2,5 baro. Okei. Fakelas šiaip didelis, bet ganėtinai smulkiai skaido. Galbūt dabar biškelį dar prisidarom šluotą, kad ne tokia didelė būtų. Da, biškį. Ir dabar labai drebia, reikia prisisukti. Kas iškart labai durnas dalykas, nėra jokio žymėjimo ant medžiagos padavimo, visiškai jokio, neaišku, kiek tu atsukęs, kiek tu prisukęs. Tai tiesiog biškį prisukam. Ok, dar biškutuką. Per daug. Fakelą atidarom daugiau. Noriu padaryti kuo įmanoma, kad būtų panašesnis reguliavimas į mano pūlikus, ane? Kad būtų smulkus skaidimas, graži tolygi šluota, ne per didelė, bet ir ne per maža. Ble, man norėtųs didesnės šluotos biškelį. Dabar labai ties vidurių pučia. Nu gal gerai. Žodžiu, pasiimu dabar kaukę, tai čia nežinau, jisai prisuktas, tiesiog gaunasi 2,5 baro. Pasiimu kaukę ir prasipučiam pirmą sluoksnį dažų sausiau. Nevaryt per šlapiai, sausiau ant detalių. Gerai, nudažyta. Turim nudažytas detalės, tai šiaip dažymas pirmas, antras sluoksnis man kaip ir viskas visai patiko. Nepatiko gal drapkautas, efektinis sluoksnis, reiktų galbūt dar labiau pasireguliuoti, nes toks biški toks jausmas buvo, kad per grubiai skaido, sakykime, toks labiau orange peelas didesnis, bet šiaip gražiai, viskas bus good, manau. Čia tik toks pastebėjimas, kad reikėtų dar labiau pasižaisti su reguliavimu. Tai nudažyta. Viskas good. Man patinka. Dabar toliau judam. Lakas dabar, ne? Tai pats pigiausias solinis lakas. 2:1 su MS-iniu normaliu kietikliu. Tai dabar lakas džiūna per 10 valandų sudžiūna prie 20 laipsnių temperatūros. Tai džiūna ilgai ganėtinai, kaitinti, jeigu šiam laipsniu, tai 30 minučių džiūna. 2 sluoksniukai, 10 sluoksnių 10 minučių tarp sluoksnių neskiesim. Rašo, kad iki 5% galima skiesti, tai mes gal net ir neskiesim. Tai lakas, esu kažkada seniai bandęs su juo lakuotis, tai ką žinau, lakas kaip lakas, nieko ypatingo, nieko labai prasto, nėra tiesiog įprastas pigesnės klasės lakas. Pūlikas dabar neatsimenu, kažkas apie 20 eurų, gal virš 20 eurų, tai hebra, čia nužiaurė eko biudžetas, ne? Dažam, lakuojam. Tai va, tai dabar su laku tiek, dabar čia per akciją prisipirkau lako belekiek, galbūt kažkam įdomu, babila šiek tiek paleidžia lako, tai CX2, galbūt kažkam reikia, savikainą atiduodu. Su normaliu kietikliu visi galiojimai naujas visiškai lakas, tiesiog žiauriai didelį babulą kiekį prisipirko, dahuja lako, tai galbūt kažkam reikės, rašykit į FB Mozaika Auto Body Shop, tai atiduosiu už savikainą, tiesiog daug prisištabeliuota, prisipirkta. Tai lakas, bletgi čia ne SPS, joban, tai bro, tai galbūt užsimaišysim, kur mums užsimaišytą laką, galbūt senam SPS gautus, ne? Kad mums čia kibiriuko neimt naujo. Va, žiūrėkit, kaip aš čia padarysiu ekonomiškai viską pyst. Mes vis tiek prakošim visą šitą reikalą, tai koks skirtumas, va. Naudota indelį. Ras. Nu ir viskas, pilamės lakiuko. Tai, blet, mums čia daug nereikės. Kokių
Sunku pasakyti su šitų pūlikų, dėl to, kad, kaip ir minėjau, jo prastas efektyvumas, sakykime, su brangiais pūlikais tau mažiau reikės medžiagos tam, kad tą patį rezultatą išgauti dar geresnį. Tai, kiek čia, kokių 300 pilam jaučiu, blėt, gal užteks. Turi užtekti, nu ir aišku, plus 100 pm kietiklio, tai valako hebra lieka čia ta chuja, daugiau negu pusė. Ant atidavimo. Tai dar hebra iš karto ką galiu pasakyti, kad lakas skaidrus ir skystas. Man patinka. Nepatinka, kai lakai turi ten geltoną atspalvio, nes Ale sako visi tenai vadybininkai, taip toliau, kad neįtakoja spalvos, nežinau, aš kažkaip pastebėjau, kad ant sidabrinių spalvų tas būtent tiesiai žiūrint Ale gerai spalva, bet būtent kampu tai va, to lako geltonumo ir atrodo prideda tas lakas. Tai aš stengiuosi naudoti visada skaidrios spalvos, negelsvesnius, o būtent skaidrios. Tai blėt, kaip vanduo, žiūrėkit, nei skaidiklio nieko nepyliau, tai kaip vandenukas. Tai pūlikui turėtų būti easy visą šitą reikalą pasidaryti, ar bus easy, nežinau. Šiaip dažas viskas gerai, tai dabar paskutinis mūsų etapas yra lakas, 2 sluoksniai suguldom ir žiūrim, kas mums ten gavosi. Nu nesmirda čia rūta, blėt, nu. Karoči. Tai dabar turim pilnai sudžiūvusi dažą, dar noriu parodyti, kaip mums čia gavosi nusidažyti. Taip, tai sparniukas. Nepasakyčiau, kad jisai čia debesuoja labai, galbūt kažkiek minimaliai, bet tikrai nėra tragedija. Šiaip nežiūriu, jis irgi sudraskytas, o tokių dalykų ten rūčių nieks nežiūrim. Tiesiog pasitestuoti, nekreipkite dėmesį labai iš šitus visus įbušinimus. Dar kaip ir minėjau, su efektiniu sluoksniu, jeigu pasižaidus, tai dar būtų geriau. Tai pirmas, antras sluoksnis ir efektinis. Ir dabar kapotas. Kapotas lygiai taip pat visai neblogai atrodo. Visai neblogai, man patinka, iš tikrųjų, kaip už tojo kainą, tai labai neblogai. Jeigu būtų, sakykime, solidi spalva, juoda, balta, tai čia iš vis būtų kaulas. Gerai, lakiukas. Gerai, hebra, pirmas sluoksnis lako dan, tai dabar sakytumėt, kada seni reikia antrą sluoksnį guldyti, ne? Tai šiaip labai priklauso nuo kur jūs dažot, nuo temperatūros, nuo storio, kiek jūs užputėt. Bet aš dažniausiai kaip tikrinuosi, ypač su naujais lakais, tai tiesiog turim sparniuką, sakykim, ir paliečiam vietą, kuri nesimatys visiškai, užsidengs. Ir jeigu ta vieta šiek tiek limpa, bet nėra šlapia, tai aš jau tada pučiu antrą sluoksnį. Kažkur 10-15 minučių ir galima antrą sluoksnį guldyti. Kapotas atrodo puikiai, viskas atrodo šiaip puikiai, geriau net negu tikėjausi. Tai pučiam antrą sluoksnį hebra, išsiplausim pūlikus ir pasižiūrėsim, kas čia mums gavosi nudažyti. Ar gavosi, ar nesigavo, ne? Dabar antras sluoksnį jau hebra pystelsiu geresnė, ne? Tai dabar nei vieno patioko neturėjom, bet antras sluoksnį pystelsiu geresnė. Tai gali būti, kad ir prisidirbsiu. O gali būti ir ne. Važiuojam. Nu ką, hebrytė, viskas dažymas baigtas. Tai, ką aš galiu pasakyti dabar dėl ties pūlikų. Tai tikrai, manau, verta pirkti, sakykime, jeigu nori pasidažyti ant kažkokius kampukų, šudukus, jeigu turi kompresorę, ne, tai tikrai verta investicija, ne, nieko nekainuoja, tikrai galima nusidažyti. Ir to jau aš jums parodysiu, kad tikrai galima nusidažyti. Tai 20 euriukų pučia tikrai puikiai, galima tikrai nusidažyti. Tai va ir kapotą dažiausi. Kapotas dabar, kadangi vertikalus, tai gavosi ypač lakas, man asmeniškai natūralu, kad daug gražiau jis susilieja negu sparnas, bet lakavau jau 3 barai, dar daugiau biškį aš jam padaviau. Sunku pasakyti, kokios jo galimybės ir kaip iš tikrųjų reikėtų nusistatyti. Galbūt dar daugiau reikėtų barų, galbūt dar daugiau prisisukti reiktų. Nežinau, sunku pasakyti, pirmą kartą gyvenime laikau pūliką, bet kažką pavyko nusidažyti. Tai jo, pūlikas, okei, lakas tikrai geras, geriau nebus tikrai negu flakoniai, ten tie šūdai visokie. Šiaip hebra aplamai, kai jeigu perkat jau tokį pūliką, perkat lakus ar dar kažką, tai šiaip man toksai būtų siūlymas, visada įsivaizduokit patį blogiausią rezultatą, koksai gali būti jum ir ar jum jisai tenkins. Nes jeigu jums netenkins, tai jeigu jūs varysite, sakykime, dažyklą, tai jums visais atvejais kainuos daug brangiau pataisyti, negu iš karto varyti. Tai viskas ok, nusiperki pūliką, nusiperki laką, įsivaizduoji savo, kad tikrai nebus ledas ir tau tenkins ir nereiks perdarinėti. Nes jeigu reikia perdarinėti, tada pizda, geriau tada net nekiš nosis. Tai vat, ok, pasižiūrim, kaip atrodo. Taip, tai lakiukas, pradžiai, lakiukas, skau. Taip, tai sparniukas, pradedam nuo sparniuko. Kaipgi mums atrodo sparniukas? Tai iškart galiu pasakyti, kad tikrai daug geriau negu mūsų hūlė nudažyta juodai.
daug geriau. Nėra idealiai, bet tikrai daug geriau. Tai ir matos realiai tiek ant lako, tiek ant dažo matėsi, kad jisai toks šiek tiek su tokia kerzytė. Tai aišku, paprastam žmogui čia 100 metų išvarius į lauką, bet man norėtųsi šiek tiek lygiau. Tai sparnas, nedebesuoja, lakas gražiai susiguldė, viskas puikiai nuostabu. Ok, judam toliau. Kapotas. Kapotas jau kita istorija. Kapotas man labai patinka. Bent jau kaip jisai susiguldė, čia man žiauriai patinka. Nežinau, ar jums kažkas chebra matysis, bet labai lygu viskas ir gražu yra, ne? Viskas lygu. Nedebesuoja, chebra, kapotas ir nedebesuoja su tokiu puliku, sidabrinis. Tai vadinasi galima. Galima nudažyti, galima nulakuoti tikrai kokybiškai ir tikrai puikiai ir tikrai gerai. Tai ant lauko chebra, atsiminkit, visada dar geriau atrodys šitas vaizdas negu kamera, nes čia kameroje viskas yra ant ledų, o lauke dar geresnis būtų vaizdas. Tai tiek kapotas, tiek sparnas, tai čia iš viso. 7-8 iš 10, sakykime, ne? Esu, manau, geriau, ta prasme, galima dar nudažyti, ypač galbūt kokį sparną, bet tikrai nėra prastai. Jokių patiokų neturim, būtų galima galbūt dar labiau paspausti, pasižiūrėti, kokios yra galimybės, bet nenorėjau čia labai prisipatiokinti ir be to pirmas ir tikriausiai galbūt paskutinis kartas, kada su šitų pulikų dažau. Tai norisi, kad tas rezultatas būtų neblogas, o ne tragedija. Tai va, tai pulikas nudažo, puikiai, nuostabiai, zaibys. Nesitikėjau iš tikrųjų, chebra, kad taip galima nudažyti su 20 gal 5 eurai pulikas, ne? Tikrai, chebra, kai jūs perkat pulverizatorių už 5, už 6, už 700 eurų, jūs, chebra, galvojate, kad jie tiek verti? Tai, blėt, durnas, jisai max vertas, blėt, 5 eurų. Ta prasme, šiaip, tu moki už testavimus, už vardą, už reklamas, tu už visą šitą reikalą moki. Tai negalvokit, kad už 800 pulikas tenai kažkokius stebuklus už jūs padarys. Tikrai ne. Jeigu reikėtų man 2 detalės nudažyti vieną kartą per 2 mėnesius, tai aš net negalvočiau apie tos brangius pulikus, bet kadangi tai yra mano duona, tai jau jo, investuot norisi. Plus, su brangiais pulikais chebra nusipirkai ir tu žinai, kad jis tau tikrai tarnaus ir tavęs nepaves. Su šitų pulikų hupėmiau. Vieną dieną gali būti gerai, bus kitą dieną gali būti blogai. Tai va, chebra, tikiuosi kažką sužinojot šiame epizode, tikiuosi galbūt kažkam atsakė tos klausimus, ar tikrai verta nusipirkti tą puliką už 20 eurų nusidažyti detalę. Tai manau, kad taip. Jeigu patiko tokio pobūdžio video, parašykit komentarą, paspauskit laiką, parašykit, kokių dar norėtumėt, sakykime, patestavimų pasidaryti, ne? Kaip ir minėjau, vienam iš jūsų atiduosiu laką su pulverizatoriu, visą komplektuką. Tai parašykite tiesiog komentarą ir vienam iš jūsų komentuojančių jį atiduosiu dovanų. Paskui susisieksim. Dabar jo, sakau, būtų galbūt visai faina, nežinau, neįsivaizduoju, ar kas nors kažką atsiūs, bet jeigu kas nors atsiūstų, sakykime, kažkokį tai siuntinuką ar kažką, kalėdų progą, patestuot, atidaryti, unboxingą padaryti, tikrai video padaryčiau, tikrai video būtų, tai jau, o jeigu lako reikia kam nors CX2 irgi rašykit, tai čia toksai kaip skelbimų lenta, chebra, bet pas mane rimti bičiai, chebra, aš žinau, kad rimti bičiai, tai verta reklamuoti dėl to, kad pirmas dalykas nešūdą reklamuoju, antras dalykas galbūt kažkam reikės iš tikrųjų. Tai va, tai lakas beje CX2 105 eurai komplektas, jau 5 litrinis. Viskas ką. Viso, chebra. Tikiuosi pavyko jums kažką įdomu mums parodyti. Su jumis buvo Babaila.